Sveiki, aš Žachas, visų arabų vadas, geriausias seržantas, nes mano vardas Džachas. Taigi šiandien papasakosiu jums, kas iš vis yra Džachas, kas aš esu ir kuo būsiu. Mažytis Džachas aš buvau ir savo šeimą Allahu vadinau, nuo mažens meilės jokios nemačiau, nes karo lauke aš nuogas ačiau. Kad geras vaikas aš buvau, iki kol supratau, kad kuo toliau bus tik sunkiau ir tikrai negeriau, kad tada visą gėrį aš išmečiau. Ir gera, ir šilta, aš viską mačiau, viskas patiko, kad net apsvaigau. Pirma mašina, ji buvo vogta, pirma žmona, ji jau buvo kalta, bet tada jau Džachas buvo visas vyras. Ilga barzda, apžiaus galva, ir išmylė mane, kad jau savo galva, savo viršila, meldės į mane. Užuojo iš mane net pats savo amą ir dar visą galvę, sekant ir būtų į mano šeiko salą, į mano šeiko patą, į mano gražų namą, į mano gražų statą. Bet čia tik pradžia, klupos ir pats Osama. Antrą kartą paklubdysiu net be kojį savo draugą Slamą. Ir taip pogėjojo mama namą, visų eilė ateis, bet dievų dievas Džachas įsakė jums komandą rankomis įplot ir Džachą suskanduot. Jau. Tai tokia ta jaunystė mano jauno Džacho, ganėtinai sunki, bet turtus nešanti. Žinau, kad viskas čia yra kitaip, nes tau pasaulis kartais rodos juodai baltas, bet tu tik džiaukis, kol gali. Nes tu jis bus spalvos, kokios tik nori tavo naujas vardas Džachas, kad jau tu beveik nepradėt gali. Bet sėktis tau tikrai neverta, nes taip ir subūt gali, nes ir aš su tavimi. Be to, mano antras vardas Mačo, o senioritos jau nori mano načo, kad sakau aš jums